Atlikome visų Alytaus miesto daugiabučių namų išsamų energijos suvartojimo analizę. Ir daugiabučiai namai pagal mokėjimus litais kvadratiniam metrui buvo suskirstyti į 5 grupės pagal efektyvumą. Kaip matome, nuliniai grupiai yra 14 namų, tai yra atnaujinti, modernizuoti arba naujos statybos, kurių mokėjimai sudaro iki 2,80 centų kvadratiniam metrui. Atitinkamai pirmai grupiai yra priskirti 82 daugiabučiai namai, kurių mokėjimas yra virš 2,81 cento iki 3,50 centų kvadratiniam metrui. Toliau antrą grupę sudaro dar mažiau efektyvūs namai, kurių sunaudojimas yra virš 3,50 centų iki 4 litrų. Trečią grupę sudaro dauguma namų, tai yra 257, kurių mokėjimas yra virš 4 litrų ir iki 5 litrų kvadratiniam metrui. Ir pati neefektyviausia grupė, tai yra ketvirtoji, joje yra priskirti 70 daugiabučių namų ir jų mokėjimai sudaro virš 5 litrų kvadratiniam metrui. Šias grupės palyginus pagal šilumos energijos suvartojimą šildymui, matome, akivaizdžiai išsiskiria neefektyviai šilumos energiją vartojantis namai. Kuomet nulinės grupės daugiabučių namų suvartojimas sudaro 46 kWh kvadratiniam metrui per metus, matome, kad neefektyviausia ketvirta grupė sunaudoja apie 114 kWh kvadratiniam metrui. Atitinkamai kitos grupės irgi yra pakankamai neefektyvios, tai galime įvertinti. Trečios grupės namai suvartoja vidutiniškai 94 kWh, antros grupės 80, pirmos grupės apie 70 kWh kvadratiniam metrui per metus.